režisuoti ir vaidinti vienu metu tai yra tikrai sunki užduotis. Man labai patinka režisuoti ir patiko. Jeigu aš nesu kadre, aš tiesiog kaifuoju, aš galiu aktoriui pasistengti ištraukti jo gerasias savybės, kaip man atrodo, kaip jisai kadre organiškiausias, kaip jo charakteris atsiskleidžia. Tai režisuot buvo vienas malonumas, kada aš nebuvau kadre. Kada aš buvau kadre, reikėjo stebėti be vaidinant, kaip kiti vaidina, kas buvo tikrai sunkoka užduotis, tada filini. Kalbi ir jauti, ar jis feilina ar nefeilina, bet negali žiūrėti į monitorių, negali tikrinti, ar geras kameros darbas, ar rakursai tokie, kokie aš įsivaizduoju. Bet vėlgi, gera komanda, aš jau vėliau pasitikėjau, žinau, kad rakursas bus tikrai geras. Jau rašiau scenarijų žinodamas, kas vaidins, kokie personažai ir aš juos matydamas, jų gražiausias spalvas tiesiog dar labiau spalvinau, patiršinau, kažkur primečiau prieskonių, kad jie atrodytų kadre dar stipresni personažai. Tai aš labai tikiuosi ir netgi žinau, kad tai yra tikrai ne paskutinis mano kaip režisieriaus darbas tiek TV serijas, tiek dokumentikoje. Ir tiek aš labai tikiuosi kino filmuose. Jeigu jūs chebra sužiūrėsit, spausit patinka, gautriuosi, dalinsite su draugais, sulauksit iš mūsų dar geresnių, dar kokybiškesnių filmų.